Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Amen. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Todėl dalydamas išmaldą netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu dalyji išmaldą, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs, melski savo tėvui, esančiam ten, slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Kai pasninkaujate, nebūkite paniūrę kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu, pasninkaudamas, pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumės pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Tai viešpaties žodis. Šiandien keletą minčių, kurie kyla iš Evangelijos apie pasninką, maldą ir išmaldą. Kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, sako šiandien Kristus. Išmalda, kas tai yra? Duokite ir jums bus duota, sako Jėzus. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Tikrai turtingas žmogus tai tas, kuris moka dalintis. Dalintis tai ne tiesiog atiduoti tai, kas liko iš pertekliaus. Jei duodi tik tai, kas tau nereikalinga, tu vėl maitini savo godų aš ir darai vargšą priklausomą nuo savęs. Tačiau jei daliniesi taip, kaip kartais tau pačiam skauda, kai tau pritrūksta pinigų dar vienai nereikalingai užgaidai, tada tampi seserimi ar broliu tam, kuriam yra reikalinga pagalba. Tu tampi jo skausmo, jo likimo, jo poreikių, jo šauksmo dalininku, suteikdamas jam dalelę tikrojo turto, kuris tikrai pasotina. Tu duodi meilę, kuria yra pats Dievas. Šiandien jo žodis irgi ragina mus melstis. Kitoje Evangelijos ištraukoje, Mato Evangelijoje, Jėzus sako: melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys, jie mano būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Jūsų tėvas žino, ko jums reikia, dar prieš jums prašant jo. Jis žino, ko tau reikia, jis yra tavo gerasis tėvas, kuris tave sukūrė, pamilo ir pašaukė. Liaukis su juo dėrėtis. Sustok. Surask ramią ir patogią vietą. Šiandien, o ir per visą gavėnią, kodėlgi ne? Ir tiesiog būk. Būk su juo tyloje, pasitikėjime, artume. Kartais žodžių nereikia maldoje. Kartais pakanka atodūsio pasitikėjimo akto, atsidavimo jam, pakvietimo į savo širdį. Juk jis pažįsta tavo širdį ir tavo poreikius.
Sustok, gal rasi į laiko. Ryte, vidurdienį, vakare. Trumpiau, bet dažniau. Jei gali, užsuk į bažnyčią arba susirask ramią vietą, užmerk akis, pasitikėk ir atsiduok jo vedimui. Atmink, Dievo ieškoti nereikia, jis yra visai šalia tavęs. Tik tu suteik jam galimybę būti su tavimi. Ir trečioji mintis apie pasninką. Žinot, kartais tuštuma, mūsų slegiančios mintis, mūsų baimė, vidinės žaizdos, stresas mus taip gąsdina, kad norime juos nuslopinti, nutildyti, pabėgti, pamiršti. Ir kiekvienas iš mūsų turi savo būdus tai padaryti. Vieni grėbėsi alkoholio, kad nieko nejausti, kiti panyra į telefoną, kad gyventi kitų pasaulyje, dar kiti valgo, kad numalšinti stresą. O kai kurie iškreipia savo seksualumą, kad užgniaužtų artumo ir meilės alkį. Kiekvienas turi savo metodus ir savo netikrus gydytojus. Tačiau vis tiek aš manau, kad kažkur savo viduje žinome, kad jie negydo. Bet dar labiau griauna, jie nepadeda mąstyti aiškiai, bet dar labiau įtraukia į tuštumą ir vidinį alkį. Matot, pasninkas yra erdvė, kurioje atsisakau savo netikrų gydymo būdų. Tai ne tik nevalgyti, mėsytis arba dar kažko. Pasninkas yra būdas susitikti su savo skausmu, mintimis, tuštuma, nusivylimu ir nuovargiu, bet ne tam, kad kankinčiausi dar labiau, o tam, kad pradėčiau kviesti ir šaukti ne tų gydytojų, kurie negydo, bet viešpaties. Viešpatie, gelbėk, tu turi galę mane išgelbėti. Kaip ta moteris iš Evangelijos, kenčianti nuo kraujoplūdžio, prisidėti prie Jėzus, nes žinojo, kad tik tai jis galėjo padėti. Kaip tas sūnus palaidūnas grįžtantis po gyvenimo nesėkmės, nes tik tai pas tėvą turėjo paskutinę galimybę grįžti ir nebaigti savo gyvenimą su kiaulėmis. Kaip tas muitininkas klūpintis šventykloje, kuris šaukė: viešpatie, pasigailėk mane nusidėjėlių. Kaip neregys Bartimiejus, trokštantis tikrosios šviesos. Tu irgi nebėk, šaukis pagalbos, melskis, kovok, nebūk vienas. Jei nori trumpai pasimelstis, tai dienos bėgyje surask savo vietą, surask šitą Evangeliją, kurią skaitėme, arba perklausyk ją dar kartą. Jeigu turi laiko, perklausyk apmąstymą. Sustok, užmerk akis. Kvėpok giliai. Ir suvok, prieš ką stovi. Prieš mylintį tėvą, kuris myli tave, kuris tave pašaukia, kuris nori su tavim susitikti. Ir tiesiog būk su juo. Perskaitydamas Evangeliją gali pabučiuoti tą žodį ir paklausti: viešpatie, o ką tu man nori šiandien pasakyti? Kalbėk man. Porą minučių pabūk su juo. Pabūk tyloj. Pasakyk: aš pasitikiu tavimi, tėve, porą kartų. Ir paklauk save, kaip aš galiu išgyventi giliai gavėnią, kurią šiandien prasideda. Kur ir kaip aš noriu melstis.
Kaip galėčiau pasninkauti, kad jis taptų mano tikruoju maistu? Ir kokią meilės aktą man reikia padaryti, tą išmaldą? Kam? Kas laukia labiausiai mano meilės gesto? Amen. Iš pelenų į gyvenimą.